Nuomonė už Simonas Kairys. Prašau, kolega. Ačiū Seimo pirmininkė už suteiktą žodį. Krašto apsaugos ministras paminėjo vieną turbūt svarbų momentą, kad nereiktų maišyti dviejų dalykų - dronų ir sausumos kariuomenės ir visos tam reikalingos infrastruktūros, nes tikrai ne dronais yra užimamos valstybės. Tai reiktų nesuplakti dviejų skirtingų klausimų į vieną, nepaisant to, kad nuomonių ir kritikos gali būti tiek vienu ar kitu klausimu. Bet man visgi yra neramu stebėti, ypač prieš užsirašiusių sąrašą, kuriame yra net dviejų koalicijos partnerių atstovai ir visą tą laiką klausė ir įstatymą palaikė būtent opozicijos politikai, ne valdančiosios daugumos. Tai yra tokia tikrai pavojinga indikacija. Aš labai tikiuosi balsavime pamatyti kiek kitokį rezultatą, nei kad dabar matau motyvuose visą registraciją, nes iš tikrųjų mes turim parodyti, kaip Lietuvos valstybės politikai, parlamentas atrodo sunkių ir valstybei labai reikalingų sprendimų akivaizdoj. Ir tokiu būdu, jeigu mes sugebėsim įklampinti šitą klausimą, tai būtų neatleistina, bet tikrai opozicijos pagalba, manykim, šitas klausimas tikrai neįklimps. Bet, aiškus akcentus ir taškus ir išvadas iš to reikės padaryti, koks, po to bus balsavimas. Tai dar kartą įgarsinu frakcijos nuomonę, kad palaikom šio įstatymo priėmimą ir tikimės, sklandaus jo keliavimo per tolimesnės procedūras. Ačiū. Nuomonė prieš, Tomas Domarkas. Prašau, kolega. Ačiū pirmininkė už suteiktą žodį. Ar mes girdime, ką sako visuomenė, ar mes išgirdome kiekvieno piliečio nuomonę, ar atsakėme visus klausimus? Manau, kad šiandieną supriešinom visuomenę, neatsakydami visus klausimus ir neužtikrindami tam tikrų atsakymų. Ar tikrai čia reikia taip skubėti, ar nereikia laiko dar, kad įsigilinti ir išspręsti žmonių problemas, kurie nežino, ką daryti, kaip elgtis. Vakarykščiai įvykiai parodė, kad tikrai ne poligonai saugo mūsų teritoriją, o teisingos ir gynybinės sistemos, kurios turėtų būti pirmoji vietoje išspręstos. Tai aš manau, kad kolegos, mes pažiūrėkime, ko nepadarėme ir tikrai turime laiko, kad įsiklausyti tą, ką sako visuomenė, žmonės ir piliečiai. Tai linkiu visiems gerai pagalvoti prieš spaudžiant mygtuką. Ačiū. Ačiū. Galvojam visada. Toliau nuomonė už Simonas Gentvilas. Kadangi 3 įstatymo projektai, 3 pasakymai už, 3 prieš. Labai keista girdėti iš Tomo Domarko pasakymus, kad šitas poligonas nereikalingas, nes praėjusią kadenciją būtent žemaičiai, mes buvom su Arvydu Anušausku ministrais, žemaičiai kilo ir iš tikrųjų buvo apsispręsta, kad į Žemaitijos poligoną perkelti į Suvalkų koridorių. Suvalkų koridorius tarptautinėje žiniasklaidoje dažnai vadinamas pavojingiausia vieta NATO valstybėse. Ir tą pavojingiausią vietą NATO valstybėse mes turime pradėti ginti. Ir likimas taip lėmė, kad iš tikrųjų tenai yra daug valstybinių miškų, miškinga teritorija, sunkiai praeinama, kas leidžia kontramobilumo priemonėms įsisteigti. Ir gyventojus matančius čia tribūnose arba balkonuose reikia iš tikrųjų nuraminti. Lietuvos valstybės vardu paiminėja nuosavybę daugelyje projektų. Rail Baltica, Via Baltica, eilė kitų poligonų, energetikos sinchronizacijos projektai, uosto plėtra ir taip toliau. Jums išskirtinai yra kuriamos palankesnės sąlygos jūsų nuosavybei paimti. Ir tai apima tik tai 13 sodybų ten, kur privalomai. Rail Baltica, kuri dabar yra 100 km tiesiama, paiminės tūkstančius sklypų, bet kai mes įstatymą priiminėjom dėl Rail Balticos, šiuose tribūnose jokių nebuvo gyventojų, jokių protestų. Ir ką tai rodo, gerbiamas Robertas Kaunas atsakė teisingai. Tai yra kuriamas dirbtinis kiršinimas. Dirbtinis kiršinimas, kuris daromas ne tik tai informacinėse priemonėse per Facebooką,
bet ir dėja koalicijos partnerių, kurie aiškiai pasisako prieš šitą valstybinį interesą apsaugoti Lietuvos pažeidžiamiausią vietą. Todėl mes liberalai raginam balsuoti už. Nuomonė prieš. Valius Ąžuolas, prašau, kolega. Na, iš tikrųjų, kadangi Žemaitijos poligono kelią teko praeiti, nes iš tos šalies esu to regiono, tai galiu palyginti, kaip ten buvo daroma ir kaip dabar daroma. Dabar įeidama buldozeriu. Kam atsakinėti į klausimus bendruomenė, žmonių? Suprasti, kad Lietuvoje galioja konstitucija, kad yra konstitucijos teisės į turtą, į gyvenimą. Nieko to nebeliko. Jeigu Žemaitijos poligono atveju buvo atsakinėjama į klausimus ir finalas buvo toks, kad buvo prieita prie to, kad nebereikia to poligono, tada buvo mums irgi sakoma bendruomeniai, žinot, jeigu Žemaitijoje padarytume daugiau poligonų nebereiktų, bus per akis. Ir kiekvieną kartą mes, ar tai bus 6 poligonas, 7, 9, 10, kiekvieną kartą sakom, nu jau tikrai daugiau nebereikės. Bet teisė žmonių nuo to nepradingo. Ir iš tikrųjų galim pripažinti taip, kad namų darbai nėra padaryti. Tas, kas buvo Žemaitijos poligonui padaryta, galimybių studija padaryta, vertinimai padaryta, atsakyta į daugumą klausimų, to dabar nėra. Galvojat, kad dabar pritarsim pateikimui ir bus atsakyta į klausimą. Nu, aš galiu nuraminti, juk pamatysit, kad nebus atsakyta, bus buldozerių nuvažiuota ir pasitvirtint šūkis. Daugiau gynybos pinigų į betoną. Nu, daugiau betono. Ir kažkas labai gerai tuos betono pinigus įsavinims. Ir man tie pasakymai, aš pats buvau nuvažiavęs į Kapčiamiestį, pašnekėjau su kariškiais, nuėjau į biblioteką, konsultaciją. Nu, tai buvo graudu klausytis, kaip nėra atsakymų. Ir jau praėjo beveik 3 mėnesiai nuo gynybos tarybos sprendimo, jau į daugelį klausimų būtų galima atsakyti. Bet žinoma, praeisim buldozerių, bendruomenė neįdomu ir tas palyginimas, kad geležinkeliam paima sklypai dar kažką, nu nesulyginami visiškai dalykai. Kai tau paima dalį sklypo, o ne viską ir kai tau nereikia gyventi šalia, kai, kaip sakant, vienas sprendimas dažniausiai įsikelti iš ten. Prašom, tai tikrai reikia galvoti prieš... Ministras į daug ką atsakė. Nuomonė už. Laurynas Šedvytis, prašau, kolega. Dėkoju, Seimo pirmininkė. Aš priešingai negu pasisakė prieš sakysiu, kad tiek daug laiko ir kantrybės kalbėti su vietos bendruomenė ir atsakinėti į jų klausimus ir pateikti atsakymus suprantamai, retai kuri mūsų ministerija tiek jėgų skyrė. Nacionaliniam saugumui šito poligono reikia ir kiekvienas balsas už yra balsas už saugesnę Lietuvą. Balsuokime už. Ačiū, kolega. Ir nuomonė prieš. Ignas Vėgėlė. Ačiū, pirmininkė. Akivaizdu, kad Lietuva planuoja turėti diviziją ir logiška, kad tokiam dariniui reikia turėti vietą, kur galėtų jinai treniruotis, kur galėtų šaudyti, kur galėtų stiprintis mūsų kariai savo kompetencijas. Ką aš matau dabar įstatyme, tai įstatyme iš tiesų pakankamai didelis dėmesys yra paėmimui visuomenės poreikiam, yra aiškinamajam rašte, didžiulis dėmesys kompensavimui, tačiau mes turėjom 6 poligonus prieš kelis metus, dabar turėsim 10. Ir pagrindinis klausimas nuolat keliamas tas pats. Kodėl mes neplečiame dabar esamų poligonų teritorijos iki to dydžio, kuris užtikrintų galimybę treniruotis lygiai taip pat, kaip ir galėtų treniruotis planuojama Kapčiamiestyje. Ir pagrindinis aspektas. Aš prieš porą mėnesių kreipiausi į Valstybės gynimo tarybą, į visus Valstybės gynimo tarybos narius, tame tarpe prezidentą. Prezidentas atsakė, politinis sprendimas priimtas, atsakymą jum apie tai, kokie duomenys Valstybės gynimo taryboje buvo svarstyti prieš priimant šį politinį sprendimą, pateiks Krašto apsaugos ministerija, nes ji yra įgyvendinanti institucija. Kitaip tariant, Krašto apsaugos ministerija tai įgyvendina ir turi pateikti duomenys. Jokios informacijos paaiškinančios, kas ir kaip buvo svarstoma Valstybės gynimo taryboje, kur buvo priimtas pagrindinis sprendimas dėl poligono, mes dabar čia tik tai vaidinam įgyvendinimą, taip realiai ir bus, aš negavau. Ir antras paskutinis aspektas, man keista, kaip pristatomas įstatymas, kuris jau dabar prieštarauja mūsų pagrindiniam šalia esančiam kaimynui ir partneriui. Lenkai reikalauja atitraukti poligoną, o mes vaidinam, kad nieko neatsitiko.
Ačiū, kolegos. Visos nuomonės sakytos. Ar galėsim apsispręsti bendrai balsuojant už pagrindinį įstatymą ir lydinčius projektus? Gerai, ačiū. Prieš balsavimą Orinta Leiputė, prašom, nuo šoninio mikrofono. Dėkoju, aš turėčiau informuoti, kad pagal statuto 18 straipsnį nusišalinu nuo procedūrų visų balsavimų. Kaip čia miestietė jinai yra, tai kad nesu interesų. Ačiū, prašom kolegos balsuoti. Balsavo 117 Seimo narių, 102 už, 10 prieš, 5.